Sveiki, šiandien mes esame Dubingių salone ir šnekėsim apie grindis, o tiksliau apie vinilą. O padėti atsakyti visus mūsų klausimus mums padės Dubingių atstovė Nomeda. Sveiki, Viktorija. Labas, Nomeda. Šiandien aš jums papasakosiu apie vinilinę grindų dangą. Tai kas yra iš tikrųjų tas vinilas? Vinilas tai yra kompaktinė heterogeninė grindų danga, itin atspari dėvėjimuisi, gali būti įvairių formatų, tiek lentelių, tiek plytelių ir naudojama tiek namuose, tiek komercinėse patalpose. Bet žinai, dažnai liaudiškai žmonės sako, kad vinilas tai yra ta pati medžiaga, kurį jie naudojo prieš 20-30 metų savo namuose ir vadino linoliumu. Ar tai tiesa? Ne, tai yra netiesa. Tai šita danga nieko bendro neturi su natūraliu linoliumu. Supratau. Tai tu galėsi mums papasakoti plačiau? Taip. Linoliumas yra visiškai natūrali grindų danga, pagaminta iš natūralių medžiagų ir nieko neturi bendro su danga, kuri buvo naudojama prieš 20-30 metų. Žmonės linoliumu vadina šiai dienai taip pat populiarią PVC dangą, tai yra ruloninė grindų danga, tik tai jinai yra dabar gerokai patobulinta, geresnės sudėties, be kenksmingų medžiagų ir su stipresnė paviršiaus apsauga. PVC danga yra dažniausiai naudojama biudžetinėse įstaigose, visuomeninėse patalpose, o tie klientai, kurie nori išskirtinio vaizdo, natūraliai atrodančio vaizdo, jie renkasi vinilinę grindų dangą. Supratau, ir dažniausiai PVC danga yra šiek tiek pigesnė arba gal net žymiai pigesnė negu vinilinė danga. Taip. Nomeda, pasidalink savo patirtim, kodėl dažniausiai klientai renkasi būtent vinilinę dangą. Renkasi dėl jos gerų dėvėjimosi savybių, atsparumo įbrėžimams, šita danga nebijo drėgmės ir natūralaus gražaus vaizdo. Nomeda, kaip yra dėl priežiūros? Ar labai sunku prižiūrėti vinilinę dangą? Vinilinė danga nereikalauja visiškai jokios specialios priežiūros, jinai valoma yra plaunama tiesiog vandeniu. Galima naudoti ir chemiją, jinai yra atspari ir chemikalams, bet tiesiog po to reikėtų vėl nuplauti vandenį. Jeigu pažeidžiam mes vieną lentutę, kas tada? Smulkus mechaniniai pažeidimai gali būti tvarkomi specialiom poliravimo priemonėmis. Jau stambesni pažeidimai atsiradę dėl mechaninio poveikio turėtų būti keičiamos lentutės. Supratau, tai kaip ir nėra problemos. Jeigu pažeidžiam vietą, tiesiog pakeičiam lentutę arba jeigu nėra didelis įbrėžimas, atrestauruojam ir vėl mūsų grindys atrodo kaip naujos. Kokie yra įrengimo būdų pliusai, minusai? Klijuojamam lentutėm reikalingas itin lygus paviršius, išlygintas su išlyginamuoju mišiniu ir tam reikėtų samdyti iš tikrųjų meistrus, kurie išmano savo darbą, o lentutės įrengiant klikbūdu, tai nagingas vyras gali ir pats padaryti, iš tikrųjų nėra sudėtinga. Aš jūsų salone matau labai didelę įvairovę spalvų ir visokių raštų. Einam pasižiūrėti. Savo salone turime labai platų vinilinių grindų pasirinkimą. Lentelės gali būti įvairių formatų, tai gali būti standartinės lentos, gali būti lentutės eglute, gali būti plytelių imitacija įvairių raštų. Taipogi vienas iš populiariausių dalykų tai yra medžių imitacija. Supratau, bet jeigu aš noriu kažko įdomesnio, kiek žinau, kad ir šiais klausimais jūs galite padėti, taip? Taip. Matau labai įdomų pas jūs tendą. Papasakok gal plačiau. Lentutės gali būti įvairių formų ir raštų. Jas galima derinti tarpusavyje, išgaunant įdomius dizainus, kaip ir šiuo atveju 3D vaizdą. Supratau, tai mes galim sukurti netgi... Individualų raštą galima sukurti tiesiog kombinuojant skirtingo formato lentutės. Sulaukiu iš savo klientų klausimą, o kaipgi šildomas grindis? Ar šita danga yra tinkama šildomam grindim? Šita danga, ko gero, yra geriausias pasirinkimas šildomam grindim, nes jos yra itin geras laidininkas, jūs praktiškai nepatirėt jokių šildymo nuostolių, nes danga dėl savo plonumo, jinai momentaliai praleidžia šilumą. Labai tau ačiū už šiandienos atsakymus, buvo labai malonu su jumis kalbėtis ir aš manau, kad mes tikrai atsakėm ir visus klausimus ir mums tapo daug aiškiau, kas yra vinilinė danga. Smagu buvo su jumis susitikti.